Gerai, pradžioje apšilimui dviratuką prasiminam. Ilgai nemėgstu minti, 5 minutės. Šiek tiek apšildyti sąnarius, pakelt kūno temperatūrą ir pradėsim sportuoti. Gerai, pirmas pratimas, nuo ko pradėsim, tai nuo to, ko labiausiai trūksta, tai blauzdikės. Parodysiu, kaip mano galva, aš nesuvokiu, kaip jaunimas daro ir kodėl taip daro. Pavyzdžiui, ką tik jaunuolis prieš mane, o taip darė. Nu, paaiškinkit kas nors komentaruose, kas čia per darimas ir toksai spirokliavimas. Apšilimui gal teoriškai, bet irgi nesąmonė. O ten pilną seriją mačiau padarė. Pagal mane, ko lėčiau nuleidžiam, pakeliam, suskaičiuojam iki 2, 1, 2 ir nuleidžiam. Maksimaliai ištempiam, kiek į apačią eina ir maksimaliai virš. Viskas, aukštoji matematika. Gerai. Daugiau nereikia, lūž kauliukai. Papa. Nu ką, varom chicken legsai. 1, 2, nu 3. 4 kartus po 10 arba 4 po 12. Pagal nuotaiką. Dabar reikia nors tos 10 padaryti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нафиг. Dar 2. Praktiškai giliau negu tiek net negaliu. Pilvas. Amžius ir pilvas. Ir šikna kelias, svarbiausia, kad šikna nesikels. Auksinė taisyklė, žinau, kas prie yra prisižaidę. Gerai, sekantis pratimas, darom po vieną koją. Man taip patogiau jaučiasi. Pilnas ištempimas viršų ir pilnas ištempimas apačioj. Ir 4 po 12 pasidarom. Būtinai viršui šiek tiek užlaikom. 1, 2. Tai padarom su 1, darom su 2. Besimušimui, taip sakant. Sekantis pratimas, kurį darau, tai yra įtūpstai. Galima netaisyklingai darau, nes iš šono pažiūrėjus tikrai kreivai atrodo. Paprasčiausiai dedam žingsnį ir tupiam. Ir šiek tiek iš šono. Svarbiausia lygsvarą laikom. Įžygiuojam taip. 4 kartus jau prasėjom, pirmin atgal su įtūpstais. Visą laiką pasidarau dar pritupimų seriją. 3-4 serijas, po 20-25, kiek bėra tuo momentu, jeigu ir noriu. Darau vien dėl to, nes nedarau pritupimų. Taip, kad man nepakenks papildomai dar padaryti su savo svoriu. O nedarau dėl to, kad silpnas, tik toko frazėms labakas, chicken legsai, tingiu, nenoriu, nepatinka. O jeigu rimtai, tai stuburas, jeigu jis yra tiesus, tarkim, šiek tiek yra pakrypęs apačioj, sakykim, taip. Ir visą laiką skauda prie didesnio svorio. Su tuščia štanga dar galiu daryti, bet su didesniu svoriu skausmai. Ir kam to reikia per skausmą, kai yra pritupimo alternatyvų. Treniruotėje visą laiką darau dar antrą pratimą blauzdoms. Nes ko labiausiai trūksta, to daugiausiai reikia daryti. Iki apačią kuo giliau pratepėm ir virš. Man asmeniškai žymiai geriau jaučiasi negu sėdint daryti blauzdas.
Ir čia tikrai geriau prasitempia. Nes čia į apačią eina nusileisti, o sėdint nelabai. Paskutinis pratimas savo chicken legsam. Nežinau, man visiška pritūpimo alternatyva. Nes labai sunku man daryti, man asmeniškai. Pasidalinkit ir jūs savo nuomonę, ar jums sunku ar ne. 60 kg tai yra uždėta. Ką reikia daryti, kai treniruotė baigęs? Teisingai, kardio, ne namo eit. Aš pasirinkau visą laiką šuoliukus, labai nemėgstu su dviračiu minti, į kalną lipti. Pasidarom 5 serijas, po 10 pakartojimų, bus labai geras kardio. Važiuojam. Treniruotė baigėsi, lieka tik pasimaivyti prieš veidrodį. Tikrai pagaliukai atrodo.